30 metų tikrai yra gan didelis laiko tarpas praėjo. Gavau užduotį įsteigti įmonę Lietuvoje. Tai būtent rugsėjo 13 dieną 1994 metais buvo registruota įmonė mano, vadinkim, namų adresu. Tais laikais nieko neturėjom, bet būtent registracijos ir būtent yra data gimimo įmonės data. Ir buvo labai sudėtinga surasti tam tokias patalpas, ko pasiekoju man tada kilo idėja susisiekti su ekonomikos ministru ir paklausti, kokios yra bankrutuojančios įmonės. Jeigu kalbant apie bankrutuojančias įmonės, įsigijus bankrutuojančią įmonę 100% būtume buvę savininkais. Tai tada atsimenu, amžinatilsį Klimašauskas ministras buvo, jis pasiūlė man 4 adresus, tai buvo Vilniuje Vilma, vienas iš pastatų, Venta Vilniuje, vienas iš pastatų Ateities gatvėje, Panevėžyje Tiksliosios mechanikos gamykla ir čia būtent Pabradės būtent modulio gamykla. Po kažkokio tai laiko atskrido Havardas, vienai dienai mes per vieną dieną apvažiavom visus 4 objektus ir vakare sėdėdami kalbamės, kaip galvoja, kur, ką mes ateityje galėtume įsigyti iš šių 4 būtent adresų. Realiai priėmėm sprendimą, perkam šią įmonę. Sekantis uždavinys buvo man surasti 2 darbuotojus, pagrindinius darbuotojus, tai gamybos vadovą ir kokybės vadovą. Būtent buvome 3, kurie pradėjom galbūt tuos visus darbus. Buvo labai didelis iššūkis, mes realiai tai ėjom naujais takais, kurie buvo tikrai mums nėra žinomi, teko labai daug mokytis. Tuomet jauti, kad padarėm žingsnį, pasistumėm į priekį ir viskas buvo nauja labai. Su to, ko nesusidūrė, nors jau turėjau 20 metų darbo stažą, didelė įmonė, bet čia buvo visai kas kita. Tas pojūtis, kad mes gaminam ir viskas einasi, viskas juda, tai čia yra geras. Jausmas yra labai geras. Mes mokėmės iš kiekvieno proceso, nes kiekvienas procesas mums patiems vadovams buvo naujas. Mes turėjom pradžiai išmokti patys, kad galėt mokyti žmonės ir kad garantuot būtent tą kokybę. Dirbti Intesedži kol 30 metų buvo didžiausias motyvas yra nuolatinė kaita ir nuolatinis tobulėjimas, kur pats gali tobulėti kaip žmogus, žinių pasisem. Ne tik tai kažką tai duoti, bet ir kartu ir pasisem. Pats svarbiausias aspektas tai yra komandinis darbas. Tai komandinis darbas, noras padėti vienas kitam. Jie yra motyvuoti pasiekti rezultatų geresnių, nes mes su jais kalbamės, mes jiems pateikiam rezultatus mėnesio gale apie mūsų klientus, kuriems kiek ir kokių produktų įsiuntėme, tai mūsų darbuotojai iš tikrųjų ir didžiuojasi dirbdami tokioje įmonėje. Šios skyriaus darbuotojai pirmieji Lietuvoje įsisavino greitojo frezavimo, 5-ašio frezavimo technologijas, trimatį plieno spausdinimą. Tai vis dar vienintelė vieta Lietuvoje, kur atliekamas tam tikros šlifavimo operacijos. Niekas daugiau nedaro. Aš suprantu ir matau, kad tas mano darbas, pastangos, jos duoda vaisius. Tie rezultatai yra, jie matomi. Čia dar daug pokyčių bus ir iš esmės svarbus dalykas, kad įmonė nesustotų šitą prasme augti, ieškoti galimybių, kūrybiškai žiūrėti į visą tai, kas dar ateina šitoje industrijoje. Tas žmogiškas ryšys mums padeda ir toliau tiek būti laimingais ir patenkintais, kai esame sėkmingi, ir įveikti sunkumus, kai esame nesėkmingi. Dažnai girdime ir iš mūsų distributorių, taip jie mus charakterizuoja, kad mes patikimi, kad greitai reaguojame į jų klausimus ir kad geranoriškai jiem padedam, kad juos suprantam. Kasmet turime kažką tai naujo vis pasiūlyti ir jis labai išsiplėtė. Galbūt dabar neprisiminsiu konkrečių skaičių, bet, sakykime, iki 1000 gaminių galbūt turėjom pradžioje, o dabar tikrai turime jų ženkliai 2, o gal net ir 3 daugiau. Atitinkamai ir mūsų distributoriai, jie anksčiau pardavinėjo mažiau, o dabar daugiau ir netgi kartais klausia, ar bus vėl kažkas naujo ir vėl laukiam kažko naujo. Ne visada galbūt ir sugebam nustebinti taip, kaip jie tikisi, bet mes stengiamės. Bet kurią prizmę paėmus įmonė labai smarkiai paaugo ir toliau nesustoja augti, kas yra labai smagu. Įrangos gali prisipirkti, pastatų gali pristatyti.
Bet jeigu ten nebus žmonių, kurie norės dirbti, bus motyvuoti išnaudoti tą plėtros elementą, tai nelabai čia kas ir gausis. Tai žmonės, manau. Mes stengiamės, ieškome naujovių, mes stovim vietoje. Aš nemanau, kad čia galima sustoti. Ir bent man asmeniškai nėra minties kažką keisti, nes tam, kad apriepti visą tai, kas yra čia, man atrodo, neužteks gyvenimo. Iš tikrųjų, dinamiškai pas mus viskas vyksta, niekuomet nežinai, atrodo, susiplanuoji vienaip projektus metų pradžioje, po to atsiranda kažkas naujo, įdomaus ir pradedi įgyvendinti tą naują dalyką. 30 metų tikrai yra ir daug, ir nedaug, nes norisi, kad tai nesustotų, kad švęstume per 40, per 50 ir galbūt ateitų netgi mūsų vaikai ir lygiai taip pat džiaugtųsi dirbdami šitoje įmonėje. Tad norim palinkėti sėkmės mums, sėkmės visiems dirbantiems. Kiekviena funkcija yra to šveicariško laikroduko pagrindas ir tik tais, jeigu kiekviena grandis dirbs su noru, iš dūšios, tada tas laikrodukas veiks kaip šveicariškas. Tai aš tikiu, kad įmonė plėsis, stebins naujais gaminiais, esu tuo tikra ir manau, kad ta tendencija bus išlaikyta dar daug metų. Bet to iš tikrųjų kolektyvas yra puikus, čia jaučiamės kaip draugai, kaip šeimoje. Didžiuojasi komanda ir didžiuojasi šitą įmonę, iš tikrųjų, kurioje dirba. Norėčiau padėkoti tiems, kurie dirba šitą įmonę, nes visų šitų žmonių dėka esam ten, kur esam, švenčiam 30-metį. Ir be šių žmonių to nebūtų. Tai be išimties visiems, pradedant gamybos žmonėmis, kurie tiesiogiai kuria vertę, baigiant visais kitais žmonėmis, kurie padeda gamybos žmonėm kurti pridėtinę vertę. Ir norėčiau palinkėti toliau likti su įmonė ir susitikti, kai filmuosime kitą filmuką 40-mečio progą.